stop me, say it with me like face it. Settle down, you know I'm the one, just face it. None of y'all can stop me, say it with me like. Pasiruošęs? Aš? Taip. Aš gimiau pasiruošęs. Sveikinu sugrįžus į Lietuvą. Ačiū. Malonu grįžti į gimtosius kraštus. Faktas, visada malonu yra grįžti į tėvynę. Šiandieną pakalbėsim su Benediktu apie Omano drifto čempionatą. Tai 2 metai iš eilės dalyvaujame jame. Šiais metais jisai suskirstytas net į 4 etapus. Jo, šiemet turbūt, jeigu nesumeluosiu, šiemet yra daugiausia etapų. Tai 4 etapai, pernai buvo 3, bet prieš tai, kiek žinau, kiek jie organizavo, tai 4 dar nėra buvę. Praėjo jau 2 ir turim neblogą visai, sakyčiau, rezultatą. Rezultatas yra neblogas, faktas, kad jisai galėjo būti ir blogesnis, ir geresnis, bet šiai minutėj esu pirmas, bet priešininkai kaip ir netoli, taip kad atsipalaiduoti nėra kada. Pati Omano automobilių asociacija organizuoja drifto čempionatą, bet be viso to šiais metais tapo labai aktyvi. Ir kartingų varžybos, ir po drifto startavo tarptautinis Omano ralis. Kodėl ten toksai judesys vyksta? Manau, kad nori savo tautos žmonės autosporte pakelti, išryškinti galbūt, nes automatiškai, jeigu tu kvietiesi iš Europos rimtesnius dalyvius, tai vietiniai ir aplinkiniai turi pasitemti iki jų lygio ir nori dalyvauti ir važiuoti kaip mes. Turbūt taip galėčiau įvardinti. Jūs kaip kviestiniai sportininkai daug susilaukėt palaikymo iš vietinių? Tikrai nemažai, sakyčiau, kad gal net daug galėčiau pasakyti. Gal net daugiau. Ja. Tai matai, viskas priklauso, kiek tu matai tą automobilį ir tą vairuotoją trasoje. Aš pernai, kadangi buvo tikrai gerų varžybų ir toli važiavau ir automobilis visiems patiko, netgi gavo pravardę. Prieš tai, aišku, ne mano buvo automobilis, o draugo BMW 36, tai visi praminė Tesla Car. Tesla Car? Jo, dėl to, kad tyliai murkia, nes yra bakelis, o pas juos visi automobiliai yra tikrai labai garsus. Ir gavosi, kad, važiuoju su tą mašiną ir juda ir biškį, o kiti važiuoja pukščiai, čiauda, spjauda, žinai. Tai va tokį pravardę net buvau gavęs, Tesla Car. Tai tikrai susilaukti dėmesio nemažai. Faktas, kad podiumas tikrai duoda tam įtakos. Aš pernai vienas 2 vietą, man atrodo, ir 3, kitas 1 vieta buvo. O 3 iškritau, man atrodo, top 8. Tai va, tikrai duoda įtakos. Taip, yra ir lietuvių atvažiuoja palaikyti. Netgi taip? Taip. Tenka bendrauti su tais žmonėm, kurie atvyksta. Taip, po kiekvieno etapo ateina, pasisveikina, pasišnekam, taip. Kas per žmonės yra drifto fanai, kurie važiuoja, sakykime, tokias ilgas keliones, netgi iki Omano? Ai, vietiniai. Jo, vietiniai lietuviai. Vietiniai lietuviai, kurie serga už driftą? Tipo, ne tai, kad už driftą, o tiesiog... Esant progai pasitaikius. Esant progai, realiai, žinai, galima paimti ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, kad ir tu nesidomėtum driftu ir matytum, kad atvažiuoja kažkoks sportas ir vyks varžybos kažkokios ir iš Lietuvos atvažiuoja kažkas, tu važiuotum palaikyti. Tai netgi galiu pasidžiaugti, kad turiu vietinius lietuvius šį kartą partnerius, kurie padeda man dalyvauti šitose varžybose. O partneriai turiu omeny tie, kurie pasaugojo tavo automobilį dabar tarp... Tai jie yra mano partneriai ir pas juos ofise pastatėme automobilį, kad... Ekspozicija. Kad vietiniai galėtų pasigrožėti. Smagu. Tai naujos pažintys, nauji ryšiai tokioje valstybėje ir manau, kad tikrai geriau tam automobilį stovėti ofise ir kad pasižiūrėtų negu konteinerį uždarytam. O šiaip apskritai vietiniai maloniai priima?
Vietiniai tai labai draugiški iš tikrųjų, taip, nežinau, Europai turbūt retai sutiksi tokį draugišką žmogų, o ten visi jie tokie. Bet šiemet jau išlenda tas toks, kur jo, jeigu ko reikės, rašyk drąsiai, viskas padėsi, bet rašai dingsta jie tiesiog. Tam kartui. Jo, tam kartui viskas, rašyk ko reikės, viskas bus, bet kai reikia, biškiai jau tokie dingsta žmonės. Ar pats Omano drifto čempionatas kažkuo skiriasi nuo kitų, kur esi važiavęs prieš tai, driftmasteriai, galbūt kažkokios naujos taisyklės, nauji reikalavimai, ar viskas identiškai? Aš nežinau, aišku, kaip buvo prieš tai, bet pastaruosius 2 metus aš kai važiuoju, teisėjai bando sugalvoti, sugalvoja, yra naują teisėjavimo būdą, ypač kvalifikacijoje. Jie nežiūri nei greičio, nei kampo, nei šou. Jie traktuoja, kad tu startuoji su 100 taškų ir važiuoji visą trasą. Ir jie, kaip pasakoja bent jau per briefingą, turi 3 mygtukus ir gali minusuoti ten 5, 10 ar 15 taškų kaip pavyzdys. Ir vienas iš tokių atvažiavai į iniciaciją lietuviškai, turbūt taip, į pasistatymą, tiesiai ir užtraukė rankinį. Tai minus nuo 10 iki 15 taškų. Jeigu atvažiavai, padarai manžą, bet vis tiek rankinį užtraukė, minus nuo 5 iki 10. Čia yra kvalifikacija. Jo. Tai yra tokios, sakykime, naujovės, prie kurių jūs dar nesat pratę. Manau, kad naujovės yra visiems, lygiai taip pat ir vietiniams tenais dalyvaujantiems, nes visoje Europoje ir visur yra teisėjimas biškiai kitoks, bet mes adaptuojamės prie to ir važiuojame su to, ką turime. Aišku, kažkiek reikia priprasti, bet principe vis tiek tu turi suvažiuoti gerą kvalifikacinę liniją. Ir tau tai pavyko padaryti antrame etape, suvažiavai turbūt vieną iš geriausių savo kvalifikacijų, 91 tašką surinkai. Taip, aš iš tikrųjų norėjau labai gerai suvažiuoti kvalifikaciją, nes po pirmo raundo likau 6 ir kvalifikacija irgi nebuvo tokia gera. Ir prisiminus pernai metus, kai aš važiavau su draugo BMW 36, tai kvalifikacija pas mane nebuvo su to automobiliu stiprioji pusė, buvo stipresnė pusė poriniai ir tiesiog sėkmė. Dėl to man pavyko aukštą rezultatą demonstruoti, bet po paskutinio raundo pralošiau Baksiui 0,5 taško. Tai va čia yra mūsų kvalifikacija, kur realiai viena vieta arba 2 būčiau aukščiau ir būčiau nepralošęs. Tai vat antram etapė sugalvojau, kad man reikia maksimaliai taškų iš kvalifikacijos pirmoje eilėje susirinkti. Taip, kad ta strategija niekur nedings ir 3. ir 4. etape. Taip, nereikėtų pabijoti paminėti to, kad praeitais metais vos per plauką bendroje įskaitoje netapai čempionu. Jo, iki paskutinės minutės netgi finalinė kova buvo tarp Baksi ir Ahmad Dahamo. Ir jeigu būtų Dahamas laimėjęs, tai būčiau aš 1, Dahamas 2, o Baksis 3. Bet kadangi Baksis laimėjo, Baksis 1, aš 2, Dahamas 3. Nu, viskas priklausė, kaip finaliai jie suvažiuos, taip susikeis podiumas. Tai reiškia, kvalifikacinės važiavimas tikrai gali turėti įtakos finaliniam rezultatui. Taip. Sakyk, kas atsitiko su tavo numeriu? 39. Kur dingo 93? Čia kažkokia klaida? Irgi įdomus dalykas. Nu, pagal juos čia ne klaida. Nes mes jiems parašėm 93, nusinčiam elektroniniu paštu. Betgi jie skaito iš kitos pusės. Ir gaunasi 39 tada. Dabar skaityk iš anos pusės gausis 93. Pas juos ir knygos į kitą pusę. Ok, tai viskas yra. Jie ne taip varto kaip mes knygas, o iš kitos pusės. Netgi meniu yra iš kitos pusės. Tai verta žinoti keliaujantiems ir draugaujantiems su vietiniais. Jo, nes skaito ir jie ir rašo iš kitos pusės. Kodėl, nežinau. Sunku suvokti, kiek žmonių važiavo kartu su tavim ir už ką yra atsakingas kiekvienas tavo komandos narys. Šį kartą važiavom 4.
Tai aš, pagrindinis mechanikas, inžinierius, automobilių kūrėjas, jam padedantis žmogus ir mano spoteris, arba kitaip tariant brūkšnelis, šturmanas bokštelyje. Tai va, be šitų žmonių dar vyko atskirai medijos komanda iš Lietuvos. Tai jie šiek tiek irgi pagelbėjo mums tam tikrais atvejais. Tai va, bet, gavosi, kad mūsų lietuvių buvo 11, jeigu aš neklystu. Kalbant apie spoterį, daug naudingos, vertingos informacijos jis tau suteikia ir apskritai tu kontaktuoji, bendrauji važiavimo metu su juo. Pačio važiavimo metu mes kažkaip labai retai bendraujam, nebent kažkas nesiseka, tai aš kažką sakau, nes jisai mane visada girdi, man nieko paspausti nereikia, netgi mano atsikosėjimą jisai girdi visada. O šiaip tai informacijos tikrai labai naudingos, nes jisai stebi visas treniruotės, stebi kvalifikaciją, stebi visus porinius ir kaip pavyzdžiui, aš to nematau, kaip dalyvis kažkuris važiuoja. Ir prieš važiavimą, jeigu man su juo reikia važiuoti, jisai man pasako, kur jisai ką daro, kaip jisai daro, kad aš orientuočiausi ir žinočiau, į ką atkreipti dėmesį. Turit kažkokias tai strategijas, būtent važiavimo stilius, agresija, su tam tikrais varžovais, ar bendrai, kaip minėjai, kad suvažiuoti kiekvieną kartą važiuojant geriausią savo važiavimą ir tiek. O strategija tai yra šiaip elementariai. Suvažiuoti geriausią kvalifikaciją liniją, ką gali. Tai yra tikrai didelis darbas ir porinio metu tikrai naudingas darbas, kas įtakoja turbūt 50% daugiau, ne 60% ar laimės ar ne. O paskui važiuojant, tai irgi realiai yra elementaru. Tu turi prieki važiuojantį automobilį, kuris yra, galima sakyti, tavo clipping boxas. Kada tu vijiesi savo varžovą ir tas persimetimas ant posūkio, kaip tu neri tarp tų dūmų, tiesiog kada persekioji savo varžovus. Šiaip principė persimetimas yra toks dalykas, kad praktiškai visi plius minus ten 2-3 metrų paklaidoj metasi toj pačioj vietoj. Nes fizikos neapgausi, automobilis juda panašiai. Ne vienodai, bet panašiai. Tai principė visi metasi ten, kur ir šiaip tu pats mestumėsi. Bet principė tai, kadangi tu būni šalia ir matai priešininko automobilį, tu matai, kada jisai pradeda rotuoti link persimetimo. Tada pradedi ruoštis ir tu. Tavo stipriausios pagrindinės važiavimo savybės labiau tinkamos chase ar lead pozicijai? Gal aš labiau save pabrėžčiau į lydą, jo. Į lydą. Jo. Nes tai yra lengviau, supranti, tu turi nekintančią trasą, galbūt taip pasakysiu. O chase tu turi visada važiuoti šalia jo, nesvarbu, jeigu jisai važiuoja ne trajektorijoje, tai teisėjai nori, kad ir tu nevažiuotum paskui jį ne trajektorijoje. Kokius vidutinius greičius automobiliai išvysto, sakykime? Koks būna greitis pagrinde vidutinis, kokį galbūt didžiausiai teko išvystyti? Turim automobilyje tokią dėžutę, kuri tau į telefono appsą piešia mano automobilio judėjimo greitį, kampą ir trajektoriją. Tai mes realiai per Google Maps'ą tu matai tą aikštelę. Taip. Ir yra linija nupiešta, kaip automobilis juda, kokiais kampais, kokiu greičiu. Tai pasistatymas grubiai yra tarp 95-110 km/h. Būtent šitoj trasoje. Vidutinis greitis turbūt bus kokių 75, taip vadinasi. O greičiausias ne šitoj trasoj, ne šitame čempionate? Greičiausias tai turbūt pasistatymas 170. Oho. Ir kurioje čia vietoje, kokiam čempionate? Bijau sumeluoti, arba Lietuvos čempionate Kaune Nemuno Žiede mūsų trasoje. Apgylas, greita trasa. Yra greita. Arba yra Bikerniekai Latvijoje irgi, kur yra greitas pasistatymas pakankamai, ten irgi būna palei 160 kažkas tokio. Bet mes turėjome anksčiau ir greitesnę trasą, kur iniciacija būdavo palei nuo 180 iki 200 km/h. Tai irgi Kauno Nemuno Žiedas, tai turbūt viena greičiausių trasų, aš dar tokio, nesu važiavęs, Kaune esu, faktas, bet šiaip nesu tokios dar matęs, tai
ten va būdavo, sakau, palei netoli 200 km/h. Man atrodo, Andrius Vasiliauskas yra padaręs rekordą 213 ar 208. Posakį įėjimas. Jo, iniciacija. Kalbant apie technologijas, tu paminėjai, kad statomas kažkoks tai navigacinis blokelis. Ar apskritai tokiuose čempionatuose yra naudojama kažkokia tai įranga, technika, kuri leidžia fiksuoti automobilio greitį, galbūt užfiksuoti tą patį atstumą tarp varžovų? Ar teisėjai priima, sakykime, savo sprendimus, vertindami driftą, tik tai kamerų, sakykime, įrašyto vaizdo pagalba? Europos čempionate yra, tai dedasi 2 GPS įstuvai, vienas priekį stogo, kitas gale stogo per centrą automobilio ir jie rodo greitį, kampą, taip pat jeigu vyksta poriniai važiavimai, atstumą tarp automobilių ir panašiai. Ir į tuos skaičius tikrai atsižvelgia ir netgi per transliaciją žiūrovam parodo pagal tuos skaičius kaip kas. Jeigu driftas būtų maistas, į ką jis būtų panašus? Neįsivaizduoju. Jūs norėjote linksmių klausimų, mes galime užduoti. Į krevetę bliūdelėje išteptame aliejui. Va. Ką Opel kompanija niekada negamino per savo istoriją? Motociklų, mašinų ar siuvimo mašinų? Tu čia jau pasigūglinai kažką. Gerai, grįžtam prie mano. Motociklus, turbūt. Gamino viską ir siuvimo mašinėlės ir motociklus ir mašiną. Tai va dėl to mašinos iki galo negerai ir gavosi. Kaip esi pasiruošęs 3-4 etapui? Ko trūksta iš detalių, įrankių susipirkę, susikrovė į krūvytę, pasiruošę siuntinukai ir ką, pirmadienį išskrendam? Ateinančią savaitės pirmadienį keliaujate į Omaną. Ir ten dar 2 savaitėlis ir dar 2 etapai. Reikia automobilių pasiruošti prieš 3 etapą. Ir manau, kad būsim pilnai pasiruošę. Pagal bendrus taškus po 2 etapų tu nesi smarkiai atitrūkęs, bet, sakykime, kovoti dėl titulo gali, aš manau, top 10. Tavo pagrindiniai varžovai yra Nikolas Bertans, Alan Heinz, kurie yra 2-3 vietoje labai arti pagal taškus. Taip. Kaip vertini Nikolas Bertans važiavimo? Visgi tai brolis Latvis, jaunas sportininkas, ne tokia ir galinga mašina turintis. Aš su juo ne kartą esu važiavęs, mes ir Baltijos čempionate kartu kovodavom, nes, atrodo, vienais metais jo jis tapo čempionas, aš 2 likau, o kitais metais atvirkščiai. Tai tikrai su juo tekė ne kartą susirungti. Ir taip, kai sako, paskaičiavus kovų skaičius, tai turbūt jisai kol kas mūsų porose laimi. Netgi ir taip? Jo, turbūt. Bet tai, ar tai yra įtaka, kaip sakyti, didelio sunkaus darbo nuo pat mažų dienų, nes, man atrodo, jį jau prie vairo ten nuo 5 ar 6 metų pratino. Taip, faktas, kad yra to įtaka tikrai ir auginimas, patarimai, jo važiavimo stilius, manau, kad tikrai duoda šitą visą. Jo gebėjimas šitaip važiuoti, šitaip sekti paskui ir adaptuotis pagal vairuotojus tikrai duoda. Tikrai jisai gali konkuruoti. Ne veltui jisai yra 2 vietoje ir tik tai 6 taškai skiria jūs. Manau, kad jisai būtų buvęs ir aukščiau, bet biškai per agresyviai sekė Andrių Vasiliauską, ko pasekoje Andrius persimesdamas užkabino jo priekinį ratą ir jam sulinko vairo traukę. Ir jisai nebeturėjo 5 minučių pasikeisti vairo traukas, dėl to pasitraukė iš kovos. Bet ten kaip ir jo buvo klaida, tai klausimas, ar ten būtų laimėjęs ar ne. Tai va. Bet šiaip jisai tikrai gerai važiuoja. Mes turim jo kaip tik važiavimą su Bagziu ir jeigu gali pakomentuoti, kas čia vyksta. Kas čia vyksta? Bagsis labai gerą lydo trajektoriją demonstruoja, o Nikolas pasitikėdamas juo
brūžina į duris, persimesdamas net bumperį nukabina. Ir realiai, galima sakyti, čiut neįrėmė su priekiniu ratu į duris. Tas bumperio užkabinimas, nuplėšimas, jisai, kaip sakyt, pakeisti labai trajektorijos Baksio ir negalėjo, bet... Galėjo. Jeigu būtų konstrukciškai automobilis taip padarytas, kad gale prie pat bumperio būtų rėmas, tai tada būtų ir savo bumperį susigadinęs ir Baksio trajektoriją pakeitęs. Čia šiek tiek, sakyčiau, rizikavosi. Bet jis sukėlė labai didelį šou, daug emocijų. Faktas. Ir tiek iš žiūrovų, tiek iš komentarų šita kova buvo traktuojama vos ne kaip finalinė kova, nes čia, man atrodo, pirmojo raundo važiavimas ir kadangi pirmam raunde tokio finalo kaip ir nebuvo, tai įspūdį paliko visiems. Visada įspūdį palieka artima kova, artimi persimetimai, čia yra faktas. Tai tikrai gražu žiūrėti tokius važiavimus. Čia netgi atsuka po kartojimo pažiūrėti, ar tikrai nieko blogo nepadarė. Na, šitas jaunas sportininkas 19 ar 17 metų? 17 metų. Ir tikrai turi netokią ir galingą techniką kaip Baksis. Bet matai, jisai, sakau, kaip žaidžia tarp galingumo ir sukibimo. Nes, pavyzdžiui, Baksis kartais turėdamas daugiau arklio galių, čia kažkaip netrajektorinį knakas biškį. Jam, matai, dėl arklio galių visada sunku dasitemti iki trečio clipping boxo. Išlėkė šiek tiek už linijos. Čia irgi ant linijos, galima sakyti. Pačią klaidą. Na ir kas bebūtų keista, šiuo metu Baksis pagal bendrą rezultatą yra 8 vietoje, tik 91 tašką surinkęs, o Nikolas Bertan seka tau iš paskos su 155 taškais. Realiai mes, jeigu ne kvalifikacija, mes turėtume tiek pat taškų. Kadangi laimėjo pirmąjį etapą. O antrame liko 6. Ir surinko 48 papildomus taškus. Bet jo kvalifikacija labai prasta buvo antrame etape. Tai vieną tašką gavo tik tai už jį. Tai vat ir sakau, aš lenkiu jį tik tai kvalifikacijos taškais. Nes realiai tiek jisai gavo pirmam etape tiek pat taškų, kiek aš antram. O antram etapė jisai irgi gavo tiek pat taškų, kiek aš antram. Pirmam tai yra. Ir jeigu kažkas surenka vienodą taškų skaičių po visų etapų, kvalifikacija ir yra tas esminis lemiamas. Nežinau čia va tuo klausimu, kaip būtų. Tai turėtum žinot. Turėčiau, bet žinok, nežinau. Jeigu Baksiui praeilaiminėjai pusantro taško, kas būtų buvę, jeigu būtų lygiai? Nežinau. Namų darbus turėsi atlikti. Aš daug namų darbų turiu atlikti, tau dėja tik tai vieną tekstą padaryti. Jie šitoj kovoje gavo one more time. Labai prašė žiūrovai, tai turbūt... Ne, tai padarė klaidų tiek Baksis, tiek Nikolas. Nikolo trajektorija nebuvo ideali, o Baksio čeisas nebuvo idealus, tai vat ir dėl to gavo. One more time galim pasianalizuoti. Agresyvus pasistatymas abiejų. Nikolas arčiau negu pirmų važiavimų. Čia, sakyčiau, Nikolo klaida biški, kad į vidų sulindo. Baksis puikiai šiaip trajektoriją demonstruoja. O Nikolas lipa į duris. Jo, bet matai, kai tu sakau, kai pasitikė vairuotojų ir gali žinoti, kur jisai ką darys, tai yra gerokai lengviau šitą važiuoti. Dėl to ar kovos būna įspūdingesnės tų dviejų profesionalų negu toje kovoje, kur vienas, sakykime, yra aukštesnio lygio, kitas mažesnio lygio. Taip. Bet čia aš išvilgiu šitame važiavime Baksio lyderiavimą iš tikrųjų, nes Nikolas į trečią klipiną labai negražiai važiavo čeisindamas. Aišku, ir Baksis nepilnai važiavo į trečią clipping boxą, tai toks. Įdomu pamatyti antrą važiavimą. Nes šiaip aš dar šitų važiavimų nelabai ir mačiau. Mano nuomonė lygiai tokia pati, kad čia Anglo kaip ir tokia lyderystės ne vien valdė, bet
Bet kas atsitiko antrame Chase važiavime? Neatsimenu. Baksis tiesiog išlėkė iš trasos, kiek pamenu. Ir ar tai technika, ar tai posūkyje nepatogus kampas. Kas čia? Nu, čia viskas kaip ir gražiai. Kas jam čia buvo, neatsimenu aš. Nuslydo gal priekis. Aš šiaip nemačiau šitos kovos, būčiau nuėjęs pasiklausęs iš tikrųjų, bet kadangi nemačiau, tai negalėjau paklausti, nes nežinau, kas čia įvyko. Buvau šiaip pralošę. Čia dar teisėjai, man atrodo, bandė žvelgti Nikolo galbūt tariamą stabdymą, nestabdymo zonoje. Gali būti, kad Baksis pasistabdė kairę koją, kaip sakoma, priekinius ratus ir nuslydo jam priekis. Analizavom tikrai gražią kovą, po kurios buvo numartavimas, gaila Baksio, kad nežinau dėl kokios priežasties įsitiesino ir nuvažiavo, bet įtariu, kad bus priekis nuslydęs arba galbūt vairo traukė kokios lūžus, bet kiek mačiau nuvažiavo toliau iki finišo, tai džiaugiamės už broliuką. Jo, džiaugiamės, kad praėjo už toliau. broliuką. Aišku, šitoje vietoje galėjo ir nepraeiti. Būtų man ramiau. Tikėtina, kad tau gali tekti susitikti ir, na, jeigu kokiam trečiam ar ketvirtam etapė susitiksi top 32 arba top 16, tai tikrai bus sunkus priešininkas. Tiek tas pats Baksis, tiek Nikolas. Nu, bet su sunkiu priešininku gražios kovos. Būtent. Aš būtent tau ir norėjau palinkėti ir sunkių, ir gražių kovų, nes pergalė niekada nebūna lengva, o kuo jis sunkesnė, tuo skanesnė. Žinoma, tikrai taip. Nebedaug čia dienų liko iki to 3-4 etapo. Sapnuosi savaitgalį driftą? Ne, gal dar nesapnuosiu. Išvakarėse pasapnuosiu, kiek galima čia. Ir taip labai jau daug jo pas mane, tai reikia pasapnuoti apie ką nors kitą biškį. Kai nuvyksti į patį drifto čempionatą, įsijungia turbūt toksai darbinis Benedikto režimas, pavyksta užmigti apskritai naktimis po varžybų ar prieš varžybas? Anksčiau nebūdavo jokių problemų, bet vat pernai kažkaip turėjau tokių sunkumų su užmygimu. Dabar vėl liktai viskas gerai. Ar teko važiuoti nemiegojusi visą naktį kažkokį čempionatą ir etapą? Jo, yra tekę kažkada, turbūt 5 metus atgal, kai Europos čempionate Lenkijoje nepraėjau kvalifikacijos, per naktį davairavau iki Kačerginės ir Kačerginėje dalyvavau varžybose ir užėmiau 3 vietą. Kitą dieną. Per naktį atvairavęs. Tai yra tokių. Tai čia buvo turbūt ta motivacija tokia, nepraėjai ir galvojai, kad reikia nuvažiuoti ir reikia įrodyti visgi, ką aš buvau nusiteikęs šiai dienai, ką galiu. Galbūt jo, tai yra tekę, daug ko yra tekę rinkti mašiną naktim, kad sudalyvautų. Tikrai visko jau yra tekę praeiti. Bet manau, kad tikrai yra tokių dalykų, ko dar netekę daryti, bet tikiuosi gal netekę. Aš nežinau, ar tie palinkėjimai drifto pasaulyje yra reikalingi, tu puikiai žinai, ką reikia daryti, nes čia, kaip sako, kaip žvejai nelinkėk pagaut laimikio, tai... Nežinau, aš kažkaip neprietaringas toj sferai, tai man kažkaip, žinai. Gali linkėti, leidžiu. Turbūt palinkėjimas būtų nepergalės podiumai. Dažniausiai žmonės atkreipia dėmesį tik tai, kada vyksta pergalės. Manau, pergalė jau yra tai, kad tu dalyvauji tokiuose čempionatuose, jau lipai ant podiumo ne kartą ir kėlė vėliavą Lietuvos. O kaip galų gale besibaigs galutinis rezultatas, tai nėra svarbu. Kaip sako, kuo mažiau tikėsies, tuo daugiau ir gausi. Tai
linkiu tęsti tai, ką darai, o nesvarbu, kokie tie finaliniai rezultatai bebūtų, vis tiek artimų žmonių aplinkoje tu esi čempionas. Ačiū labai. Ačiū už puikų laiką, puikias analizės kartu ir manau, kad susitiksim po 3-4 etapo analizuoti, kaip sekėsi ir kas tapo čempionais, kas ne. Aš tikiuosi, kad Lietuvos vėliava tavo rankose suplasdės dar ne kartą. Stengsimės tą įgyvendinti.